Sveiki, šiandien kartosime temą lygčių sprendimas. Prisiminkime keletą apibrėžimų. Lygties sprendinys tai tokia nežinoma reikšmė, su kuria lygtis virsta teisinga skaitinė lygybė. Išspręsti lygtį reiškia rasti visus jos sprendinius arba įsitikinti, kad lygtis sprendinių neturi. Prisiminsime, kaip sprendžiame 5 tokio tipo lygtis. Su trečiaisiais laipsniais, tai yra kubinės, su kvadratinėmis šaknimis, tai yra iracionaliosios, rodiklinės, logaritminės ir su moduliais. Pirmojo tipo lygtis su trečiaisiais laipsniais. Bendras pavidalas yra x trečiuoju lygu a. Tai yra paprasta lygtis. Ji turi vienintelį sprendinį x lygų kubinės šaknis iš a. Tokio tipo lygtis sprendžiame iš abiejų pusių traukdami kubinę šaknį. Ir gauname sprendinį x lygų kubinė šaknis iš a. Panagrinėkime pateiktą pavyzdį. X trečiuoju lygų minus 8. Kaip ir prisiminėme, kad iš abiejų pusių traukiame kubinę šaknį. Kairėje pusėje gauname x lygų, o iš minus 8 ištraukę kubinę šaknį turime minus 2. Antro tipo lygtis su kvadratinėmis šaknimis. Bendras pavidalas šaknis iš x lygų a. Turi vienintelį sprendinį x lygų a kvadratu, kai a daugiau lygų 0, ir neturi sprendinių, kai a yra mažiau už 0. Tokio tipo lygtis spręsime abi pusės keldami kvadratu, nes kvadratas panaikina kvadratinę šaknį ir gausime sprendinį x lygų a kvadratu. Panagrinėkime pateiktus pavyzdžius. Šaknis iš x lygų 3. Jei šitos lygties pakelsime abi pusės kvadratu, gausime lygties sprendinį x lygų 9. Kitas pavyzdys – šaknis iš x lygų minus 3. Ši lygtis sprendinių neturi, nes mes nerasime tokio x, iš kurio ištraukę kvadratinę šaknį gautume neigiamą skaičių. Kito tipo lygtis tai yra rodiklinės lygtis. Jas galima užrašyti a, pakelkime x lygų b. Turi vienintelį sprendinį x lygų logaritmas nuo b pagrindu a, kai a daugiau už 0 ir a nelygų 1. Ir neturi sprendinių, kai b mažiau lygų 0. Jas galima spręsti dviem būdais. Pirmas būdas – vienodinant pagrindus. Kai pagrindus susivienodinam, galime sulyginti laipsnius. Ir tada gauname sprendinį x lygų b. Arba galime užrašyti naudojant logaritmo apibrėžimą. X lygų logaritmas nuo b pagrindu a. Panagrinėkime pateiktus du pavyzdžius. 2 pakelta x-uoju lygu 8. Vietoj skaičiaus 8 galime parašyti, kad tai yra 2 pakelta trečiuoju laipsniu. Suradome pagrindus vienodus, tada galime sulyginti laipsnius. Gauname x lygų 3. Kitas pavyzdys 2x lygų 3. Lygties sprendinys bus x lygų logaritmas nuo skaičiaus 3 pagrindų 2. Logaritminės lygtis. Užrašomas logaritmas nuo x pagrindų a lygų b. Kai a daugiau už 0 ir a nelygų 1. Turi vienintelį sprendinį x lygų a pakelta b. Panagrinėkime pateiktus pavyzdžius. Logaritmas nuo x pagrindu 2 lygų 3. X bus lygų 2 pakelta trečiuoju. Suskaičiuojame dešinėje pusėje, gauname lygties sprendinį x lygų 8. Kitas sprendimas – logaritmas nuo x pagrindu 2 lygų 3. Vietoj skaičiaus 3 galime užrašyti, kad tai yra logaritmas nuo skaičiaus 8 pagrindu 2, nes šitą logaritmą suskaičiavę gausime tą patį skaičių 3.
Kai turime ir kairėje pusėje logaritmą, ir dešinėje, tai mūsų x bus lygus šitam skaičiui 8. Ir gauname lygties sprendinį x lygų 8. Ir penkto tipo lygtis su moduliais, kai x modulis jo yra lygų a. Turi du sprendinius, x lygų a ir x lygų minus a, kai a yra daugiau už 0. Turi vienintelį sprendinį x lygų 0, kai a yra lygų 0. Ir neturi sprendinių, kai a yra mažiau už 0. Čia yra pateikti 3 pavyzdžiai. Panagrinėkime pirmąjį. X modulis lygų 3. Ši lygtis turės du sprendinius, x1 bus 3, x2 lygų minus 3. Antroji lygtis, kai x modulis lygų 0, x bus lygų 0. Ir trečioji lygtis, x modulis lygų minus 3, ši lygtis sprendinių neturi, nes nerasime tokio x, kad suskaičiavę jo modulį gautumėm neigiamą skaičių. Linkiu sėkmės ruošiantis atsiskaitimo darbam.